Gerai, pastorė Ziska, labai dėkoju Jums už viską, ką pasakėte. Aš tikrai labai vertinu Jūsų šią akimirką skirtą laiką bei nuoširdų ir išmintingą patarimą. Tai man labai daug reiškia. Ačiū. Malonaus vakaro visiems. Labas vakaras, labas rytas, laba nakt, kad ir kur bebūtumėte. Nuoširdžiai sveikiname aukštesnio gyvenimo konferencijoje visus mūsų gerbiamus svečius, dalyvius, mūsų partnerius, žiūrovus prisijungusius iš Lietuvos ir viso pasaulio. Šlovė Dievui, mums didelė garbė, kad šiandien esate kartu su mumis. Šlovinkite viešpatį. Tai daugiau nei tik internetinis renginys. Tai dieviškas susitikimas. Šlovė Dievui. Šiandien gyvenimai bus pakeisti. Viltis bus pažadinta. Tikėjimas pakils. Dievo galia ypatingai palies širdis. Šlovė Dievui. Pirmiausia, norėčiau pagerbti ir padėkoti mūsų brangiam Dievo žmogui, reverendui daktarui Kris Ojehilone DD už šią didžiulę investiciją į mano gyvenimą. Per visus jo mokymus, maldas, vadovavimą ir tarnystę visoms pasaulio tautoms, jo nepaliaujamas atsidavimas, nešant Evangeliją į patį atokiausią žemės kampelį ir toliau įkvėpė milijonus. Ir tai padarė didelę įtaką mano asmeniniam gyvenimui. Šlovinkite viešpatį. Esu giliai dėkinga už šią galimybę ir privilegiją šiandien moderuoti šią sesiją. Tai tikra garbė. Aš to nenuvertinu. Ačiū Jums, Sere, už Jūsų meilę, viziją ir pasišventimą ugdyti lyderius bei keisti gyvenimus visame pasaulyje. Ir aš esu išdidi šio palaiminimo gavėja. Aleliuja. Esu giliai dėkinga už šią galimybę. Aleliuja. Šiandienos programa buvo specialiai parengta pakylėti, įkvėpti ir paruošti kiekvieną dalyvį aukštesniam pergalės, tikslo, meistriškumo ir dieviškos transformacijos gyvenimui. Taigi, nesvarbu, iš kur prisijungėte, šlovė Dievui ir raginu Jūs atverti savo širdis. Aktyviai dalyvaukite ir tikėkitės dieviško susitikimo. Dievo žodis turi galią pakeisti kiekvieną situaciją. Šlovė Dievui, Jis apšviečia jūsų kelią ir suteikia ramybę, džiaugsmą bei kryptį jūsų gyvenimui, o to mes visi norime. Šlovė Dievui. Mums tęsiant, kviečiu Jūs pakviesti savo draugus, artimuosius prisijungti prie transliacijos. Likite prisijungę per visas sesijas ir visapusiškai įsitraukite į viską, kuo šiandien bus dalijamasi su Jumis. Dar kartą sveikinu Jūs aukštesnio gyvenimo konferencijoje. Pasiruoškite nepaprastai patirčiai Dievo akivaizdoje. Aleliuja. O dabar mes pradėsime įžanginę maldą. Žinote, Biblijoje pirmajame laiške Timotiejui 2 skyriuje 1 eilutėje sakoma, kad maldos prašymai ir užtarimai turi būti atliekami už visus žmones. Malda paruošia mūsų širdis, sukuria atmosferą stebuklams ir nuteikia mus priimti tai, ką duoda Dievas. Būtent tai mes visi ir norime daryti. Todėl man yra didelė garbė ir privilegija pakviesti malonės, išminties ir maldos uolumo moterį, gerbiamą pastorę Busilą, kad ji vestų mus įžanginėje maldoje. Jei einant į priekį, raginu visus prisijungusius užimti maldos poziciją. Šlovė Dievui, melskitės kartu su tikėjimu ir lūkesčiu, žinodami, kad Dievas gali padaryti nepalyginamai daugiau, nei mes prašome ar įsivaizduojame. Aleliuja. Taigi, maloniai pasveikinkime mūsų gerbiamą pastorę Busilą. Sveiki atvykę, pastorė Busila, įsijunkite garsą. Šlovė, 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 aleliuja. Šlovė Dievui, aleliuja. Tiesiog dabar pradėkime kitas giesmes. Šiuo metu fone girdime, kaip įvairūs žmonės tarpusavyje bendrauja daugeliu skirtingų užsienio kalbų, kurios susipina į vieną bendrą, margą ir gyvą garsų mozaiką.
Kiekvienas balsas įneša savo unikalų toną, o skirtingos tarmės bei specifiniai akcentai sukuria itin turtingą ir dinamišką akustinę aplinką, kurioje sunku išskirti vieną konkretų pokalbį, tačiau bendra atmosfera tampa itin tarptautinė ir įtraukianti, atspindinanti tikrą kultūrų įvairovę bei jų tarpusavio sąveiką šioje erdvėje. Kaip tai? O, kaip tai yra? Tikrai kaip tai yra? O, štai kaip viskas yra. O, kaip tai yra? O, kaip tai yra? Štai, kaipgi tai yra iš tikrųjų viskas vyksta. O, kaip tai yra? O, kaip tai yra? O, štai kaip viskas yra. O, kaip tai yra? O, štai kaip visa tai yra iš tikrųjų. O, kaip tai yra tikrai? O, kaip tai yra tikrai? Dėkojame tau už šį susitikimą ir atiduodame tau visą šlovę. Visa garbė, visas garbinimas. Ačiū visiems, kurie prisijungė. Būsime palaiminti vardu Šventu. Jėzaus. Kadangi daugelis šiandien atiduos savo gyvenimą Kristui, Tėve, mes šloviname tave. Ir mes sugrįšime liudydami tavo šventąjį vardą. Galinguoju Jėzaus vardu mes šloviname. Amen. Šlovinkite viešpatį. Aleliuja. Labai nuoširdžiai ir iš visos širdies dėkoju Jums, gerbiamas ir brangus pastoriau Basula, už šį tikrai nuostabų, įkvėpiantį bei gausiai palaimintą bendros maldos laiką, šį gražų ankstyvą rytą. Šlovė Dievą šį vakarą, kad ir kur bebūtumėte. Turime žmonių iš viso pasaulio, skirtingų laiko juostų, tad sveiki atvykę. Vienas didžiausių palaiminimų suteiktų mums per mūsų Dievo žmogaus pastoriaus Kristo tarnystę yra kasdieniai skaitiniai ir realybių rapsodija. Šlovė Dievui, tai gyvenimą keičiantis angelas pasiuntinys, kasdien nešantis Dievo žodį milijonams visame pasaulyje. Per šiuos įkvėptus mokymus iš esmės pasikeitė daugybė gyvenimų, labai sustiprėjo tikėjimas ir daugelis kur kas giliau suvokė Dievo tikslą bei dvasinę realybę. Šiuo metu būsime palaiminti šiandienos realybių rapsodijos skaitiniais. Aleliuja. Ir žinoma, programos pabaigoje turėsite galimybę gauti savo nemokamus egzempliorius. Aleliuja. Ji prieinama visomis žinomomis pasaulio kalbomis, taigi tai bus didžiulis palaiminimas jums. Todėl raginu visus prisijungusius klausytis atidžiai. Atverkite savo širdis priimti Dievo žodį ir leiskite Dievo dvasiai gausiai tarnauti jums per šiandienos žinią. Dabar man didelė garbė ir privilegija pakviesti gerbiamą pastorių Deidrę realybių rapsodijos skaitiniams. Maloniai pasveikinkite ją. Gerbiama pastorė Deidrė, sveiki atvykę. Šlovė. Labai ačiū, kad ir iš kur prisijungtumėte. Labas rytas, laba diena, labas vakaras šventieji.
Man malonu pasidalinti su jumis mūsų kasdieniais skaitiniais, kurios parengė mūsų Dievo žmogus pastorius Krisas Ojakiloni. Šiandienos tema – mažieji vaikeliai, jaunuoliai ir tėvai. Gerbiamas pastorius Krisas sako, aš rašau jums visiems, mažieji vaikeliai, nes būtent dėl jo šventojo vardo jums yra atleistos visos jūsų nuodėmės. Rašau jums, brangus tėvai, nes jūs tikrai pažinote tą, kuris yra nuo pat pačios pradžios. Rašau jums, jaunuoliai, nes jūs galutinai nugalėjote piktąją dvasią. 1 Jono laiškas, 2 skyrius, 12-13 eilutės. Pastorius teigia, atkreipkite dėmesį, kad ką tik perskaitytame šventajame rašte, apaštalas Jonas nuodėmę susiję išskirtinai tik su mažais vaikais, dvasiniais kūdikiais. Tačiau daugelis kalba taip, tarsi nuodėmė būtų neišvengiama kiekvienam. Nuodėmė. Visi nusideda? Ne. Biblija sako, kas yra gimęs iš Dievo, tas nedaro nuodėmės. 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 9 eilutė. Be to, Biblija apibūdina ir apibrėžia nuodėmę iš Dievo perspektyvos, o ne iš žmogaus perspektyvos. Jei į nuodėmę žiūrėsite žmonių akimis, niekada nepasieksite savo geriausio potencialo Kristuje. Žemė aplink mus yra persmelkta nuodėmės ir pasmerkimo. Žmogus tapo nusidėjėliu iš prigimties po savo išdavikiško nepaklusnumo akto. Laiško romiečiams 5 skyrius, 12 eilutė mums sako, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmones. Nes visi nusidėjo. Štai kodėl viešpats Jėzus atėjo ir kartą visiems laikams galutinai išsprendė nuodėmės problemą per savo šventą ir tobulą atperkamąją auką už mus visus. Kaip antrasis Adomas, jis tapo nuodėmę už mus, nenusidėjėliu, ir todėl sumokėjo visą bausmę už nuodėmę, išlaisvindamas mus nuo jos pasekmių. Aleliuja! Šiandien, būnant atgimusiam iš naujo, nuodėmė jums nebeturi galios. Laiško romiečiams 6 skyrius, 14 eilutė ir 2 laiško korintiečiams 5 skyrius, 21 eilutė taip pat sako, tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Taigi, kai Biblija sako, kas yra gimęs iš Dievo, tas nedaro nuodėmės, 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 9 eilutė. Naujajame karaliaus Jokūbo vertime tai reiškia, kad būdami gimę iš jo, turite jo gyvenimą ir prigimti turi nenuodėmeuja. Tai yra naujojo kūrinio gyvenimas Kristuje. Šlovė Dievui. O kas jei nuodėmė? O kas jei nusidedate? Na tai rodo, kad vis dar esate vaikas. Jis jau sakė vaikams, jūsų nuodėmės atleistos dėl jo vardo. Bet dar geriau, jis taip pat pasirūpino jūsų automatiniu apvalymu. Bet jei vaikštojame šviesoje, kaip jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais. Ir Jėzaus Kristaus, jo sūnaus, kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. 1 Jono 1:7 eilutė, naujoji karaliaus Jokūbo versija. Žinojimas ir vaikščiojimas Dievo žodžio šviesoje yra raktas. Tai rodo, kad jūs subrendate dvasiškai. Tai yra tėvų gyvenimas. Vaikščiojimas savo teisumo šviesoje, šviesoje to, kas esate Kristuje, virš nuodėmės, šėtono ir šio pasaulio stichijų. Šlovė Dievui. Aleluja. Dabar mes pereisime prie mūsų tolesnių studijų, jos paimtos iš 1 Jono 3:9 eilutės AMPC versijos. Ne vienas, gimęs iš Dievo, tyčia, sąmoningai ir įpročio vedamas nedaro nuodėmės, nes Dievo prigimtis pasilieka jame, jo gyvenimo principai. Dieviškoji sekla nuolatos pasilieka jame.
ir jis negali daryti nuodėmės, nes yra gimęs iš Dievo. Kita mūsų rašto vieta yra iš 1 Jono 2:1-2 karaliaus Jokūbo versijos. Mano brangus vaikeliai, tai jums rašau šiuos žodžius, kad nenusidėtumėte. O jei kas nors visgi nusidėtų, mes turime galingą užtarėją pas tėvą, patį teisųjį Jėzų Kristų. Ir jis yra per maldavimas už mūsų nuodėmes. Ir ne tik vien tik už mūsų, bet taip pat ir už viso pasaulio nuodėmes. Kita mūsų rašto vieta yra iš 1 Jono 2:12-14 naujosios karaliaus Jokūbo versijos. Aš rašau jums visiems, vaikeliai, nes jūsų nuodėmės yra atleistos jums dėl jo vardo. Aš rašau jums, tėvai, nes jūs esate pažinę patį tą, kuris yra nuo pradžios. Rašau jums, jūs jaunuoli, nes nugalėjote piktąjį. Rašau jums, vaikeli, nes jūs pažinote dangiškąjį tėvą. Parašiau jums, tėvai, nes jūs pažinote tą, kuris yra nuo pat pačios pradžios. Aš parašiau jums, brangus jaunuoliai, nes esate stiprus, gyvasis Dievo žodis pasilieka jumise ir jūs galutinai nugalėjote tą piktąjį. Dabar atlikime išpažinimą. Galite kartoti paskui mane. Šlovė Dievui. Aš turiu Dievo gyvenimą ir prigimtį savyje. Aš privalau toliau gyventi. Aš gyvenu aukštesnį gyvenimą Kristuje. Aš gyvenu savo gyvenimą. Aš einu su stiprybe, laisvėje ir teisume. Aš einu savo tapatybės šviesoje. Paveldas Kristuje. virš nuodėmės Virš nuodėmės, šėtono, ir šio pasaulio stichijom. šėtono ir stichijų. Pasaulio. Šlovė Dievui. Aleliuja. Aleluja. Ačiū. Ir tikimės, kad šiandienos pamaldumas jums pasitarnavo ir jūs visi esate juo palaiminti. Amen. Šlovė Dievui. Aleluja. Aleluja. Labai ačiū. Justinai, pastorė Deidra. Šlovė Dievui. Koks tai buvo palaiminimas. Priimti Dievo žodį per šiandienos realybės rapsodijos skaitimą. Amen. Tikrai, Dievo žodis apšviečia mūsų širdis, stiprina mūsų tikėjimą ir paruošia mus gilesniai bendrystei su viešpačiu. Aleluja. Šiandien sužinojome, kad galime gyventi virš nuodėmės. Aleliuja. Ir kad kaip naujas kūrinys mes turime naują prigimtį ir naują gyvenimą. Ir tai leidžia mums gyventi virš nuodėmės. Ir net jei jūs esate kūdikis Kristuje, būkite padrąsinti. Dievas nelaiko jūsų nuodėmių prieš jas. Jūs auksite, aleluja, ir jūs nugalėsite. Jūs visada triumfuosite Kristuje Jėzuje. Taigi, net jei šiuo metu kovojate, Dievas pasirūpino, kad pakiltumėte virš nuodėmės, bet pirmiausia turite pripažinti kiekvieną gerą dalyką, kuris yra jumise Kristuje Jėzuje. Taigi, būkite padrąsinti. Tai buvo nuostabi realybių rapsodija. Labai ačiū už tai, gerbiama pastorė Deidra. Aleliuja. Dabar pereisime į ypatingą ir nuostabią šlovinimo akimirką. Šlovė Dievui. Aleluja. Šlovė viešpačiai. Aleluja. Šlovinkite viešpatį. Atėjo laikas mūsų šlovinimo daliai. Kreipiuosi į mūsų medijos personalą. Šlovė Dievui. Ar jūs pasiruošę?
mylimasis ir šventasis Dievo sūnau, visatos ir viso matomo bei nematomo pasaulio galingasis valdove, kuris lydi mus kiekviename sunkiame šio pasaulio kelyje, amžinasis Dieve, esantis su mumis nuo pat pirmosios aušros spindulio, ir tai yra pats tikrasis Dievas, tu esi pati giliausia ir neklystanti senovės išmintis. Gyvenimo. Iki pasimatymo. Tikrumas. O maloningas ir gailestingas Dieve, šventas ir teisus Viešpatie, amžinai mus mylintis ir globojantis Dieve. Tu esi garbinamas ir pavergtas aukščiausiose dangiškose vietose, ten, kur plyti begalinis dangus ir tavo šlovė. Apskritai kalbant, vienintelis ir mylimas Dievo sūnus, kuris nuolatos gyvena kartu su jumis visame šiame plačiame pasaulyje. Ir, kas yra dar svarbiau, pribuvant su Dievu Tėvu nuo pat pačios pradžios, dar prieš pasaulio sukūrimą. Tad dabar visi kartu eikime čia, kad galėtume giliau pažvelgti ir savo akimis pamatyti šią neįkainojamą senovės gyvenimo išmintą, sukauptą per ilgus amžius. Ir mes tai dainuosime. Nuoširdžiausiai linkėjimai jums visiems. Taigi, tikrai ne. Tai ne. Kas gi yra šis paslaptingas daiktas, esantis tiesiai prieš mane?
O, šis senovinis ir gailestingas malonės Dievas. Ir jei užklups visas šis didelis rūpestis, prašau jūsų, susiburkite kartu. Taip, tai tiesa. Būtent per tave, tą senąją didžiąją malonę. Na štai, pagaliau aš esu visiškai laisvas ir galiu daryti, ką tik noriu. Taip, taip, gerai. Vis- Ačiū. Aš tikrai nežinau, ką pasakyti. Taip, aš tikrai puikiai suprantu visą šią susidariusią sudėtingą situaciją ir labai gerai žinau, apie ką jūs man dabar taip išsamiai pasakote. Tu esi prisikėlęs karalius. Tu esi greitai ateisantis ir visų laukiamas karalius. Tu esi didinga Dievo tėvo šlovė. Mesijau, galingasis amžinybės karaliau, tu valdai per amžius. Tu valdai per amžius ir tavo karalystė yra amžina. Tavo yra karalystė, galybė ir šlovė per amžius pasiliekančiam karaliui. Tu valdai per amžius. Tavo viešpatavimą ir ramybės pilnatvės augimas. Tam nebus galo mūsų amžinybės karaliau. Tu valdai per amžius. Mes iš tiesų labai dažnai diskutuojame apie amžinąjį gyvenimą. Ypatingai tais atvejais, kai giliau susipažįstame su kai kuriais Jėzaus ištartais žodžiais. Štai pavyzdžiui, pažvelkime į šiuos žodžius. Šlovinkite viešpatie. Aleliuja. Nesu tikra, kiek iš jūsų galėjo aiškiai girdėti tą šlovinimą, bet Dievas yra geras. Amen. Mes pradėjome šią šlovingą dieną ir praleidome kokybišką laiką su viešpačiu. Mes buvome viešpatės akivaizdoje per savo maldą, per žodžio tarnystę ir tai, kad Dievas pradėjo tikėjime. Neleiskime priešui atitraukti mūsų dėmesio nuo to, ką Dievas mums paruošė padaryti. Mes iš tiesų esame nuolatos ruošiami aukštesniam gyvenimui, pergaliai, galiai ir nuostabiai transformacijai. Tad tvirtai nuspręskime ir atsisakykime būti bet kaip blaškomi.
Aleliuja. Šią ypatingą akimirką mums visiems yra nepaprastai didelė garbė ir išskirtinė privilegija gauti žinią iš mūsų brangaus Dievo žmogaus, mūsų gerbiamojo ir mylimo daktaro Kriso Ojakhilome, mokslų daktaro. Pastorius Krisas yra pasaulinio lygio mokytojas, gydymo tarnas, bestselerių autorius ir Dievo siųstas žmogus, kad šiai kartai atskleistų karalystės realybę. Per jo tarnystę milijonai žmonių visame pasaulyje gavo išganimą, išgyjimą, viltį, kryptį ir gilesnį Dievo žodžio supratimą. Aleliuja. Jo tvirtas pasiryžimas nešti Evangeliją iki pat žemės pakraščių ir toliau daro įtaką tautoms, keičia gyvenimus ir ugdo vyrus bei moteris, kurie gyvena tobulai, tikėdami ir vykdantį dieviškąjį tikslą. Šiandien klausydamiesi šios ypatingos žinios, raginu jūs atverti savo širdis su dideliu lūkesčiu. Dievo žodis ateinantis pas mus šiandien turi galę įkvėpti, pakylėti, sustiprenti ir paruošti jūs kitam lygmenį su Dievu jūsų gyvenimo kelionėje ir jūsų ėjime su Dievu. Tad pasimkite savo užrašų knygeles, aleliuja, pasiruoškite rašiklį, užrašų knygeles, būkite dėmesingi ir priimkite kiekvieną žodį su tikėjimu ir džiaugsmu. Šlovė Dievui. Taigi, ponios ir ponai, su dideliu džiaugsmu ir garbe priimkime Dievo tarnystės dovaną mūsų kartai. Ne kas kitas, o gerbiamasis daktaras Krisas Ojakhilome, mokslų daktaras. Šlovė Dievui. Aukštesnis gyvenimas. Mes iš tiesų labai dažnai kalbame apie amžinąjį gyvenimą, ypač kai mes išsamiau susipažįstame su kai kuriais Jėzaus žodžiais. Pavyzdžiui, pati žinomiausia ir populiariausia eilutė bažnyčiose visame pasaulyje Jono skyriaus 3:16. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog jis paaukojo ir atidarė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Tiesa? Taigi, kas yra tas amžinasis gyvenimas? Nenykstantis gyvenimas iš tikrųjų yra amžinasis gyvenimas. Taigi, ar yra koks nors skirtumas? Tai yra tik nedidelis skirtumas, bet labai reikšmingas. Pirmiausia, į ką turėtumėte atkreipti dėmesį? Nors tai tiesiogiai susijęs su semantika, po visu tuo slypi kur kas daugiau dalykų. Nenykstantis gyvenimas yra amžinasis gyvenimas, turintis pradžią. Tikroji amžinybė neturi nei jokios pradžios, nei pabaigos. Bet čia yra kalbama apie amžinąjį ir niekada nenykstantį gyvenimą, nes kai nuolankiai priimate išganymą Kristuje, jūs pradedate savo naująją kelionę. Amžinajame gyvenime ir štai kodėl tai vadinama nenykstančiu gyvenimu. Tai tas pats amžinasis gyvenimas tik su pradžia. Šventieji angelai taip pat turi nenykstantį ir nesibaigiantį gyvenimą, kuris niekada nenutrūksta, nes jie turi amžinybę nuo pat jų sukūrimo akimirkos. Tačiau Dievas neturi nei dienų pradžios, nei dienų pabaigos. Suprantate? Taigi nesusipainiokite, kai matote nenykstantį gyvenimą ir amžinai gyvenimą. Tai tas pats dalykas, išskyrus tai, kad vienas turi pradžią. Ar suprantate? Gerai. Na, o dabargi, kai sakome amžinasis gyvenimas, kokiagi iš tikrųjų yra ši tikroji amžinojo gyvenimo prasmė? Tikrasis amžinasis gyvenimas nėra vien tik paprasta laiko trukmė ar laikas, į kurį yra sutelktas visas mūsų dėmesys. Tai nėra vien tik apie tai, kad jis visiškai neturi jokios pradžios ar pabaigos. Tai yra kažkas kur kas gilesnio ir gerokai daugiau nei tai. Iš tikrųjų, tai yra gyvenimo kokybės apibūdinimas. Šie žodžiai tiesiogiai nurodo į palaimingą amžinojo gyvenimo viltį. Pavyzdžiui, kai sakote žmogaus gyvenimas, gerai, ir sakote amžinasis gyvenimas. Amžinasis gyvenimas yra amžinojo gyvenimas. Matote, štai kodėl tai vadinama amžinojų gyvenimu. Tai amžinojo gyvenimas. Taigi, kas yra tas amžinasis gyvenimas? Aiškinsiu jums tai labai paprastai.
Amžinasis gyvenimas. Tai yra būdingos organinės bei pačios pagrindinės egzistencinės savybės. Dievybės. Pakartosiu tai dar vieną kartą. Amžinasis gyvenimas yra niekas kita, kaip organinės ir egzistencinės dievybės pagrindinės savybės. Ką tai reiškia? Organinės, nes iš tiesų tai yra tiesiogiai susijęs su tuo. Visiškai tikra, kvėpuojanti ir gyva būtybė, kuri nebejotinai pasižymi visomis esminėmis gyvos būtybės savybėmis. Tikrasis amžinasis gyvenimas pats savaime taip pat pasižymi visomis tomis pačiomis gyvos būtybės savybėmis. Štai kodėl visi šie negyvi šio materialaus pasaulio stabai bei visų įvairiausių svetimų tautų sukurti netikri dievai neturi amžinojo gyvenimo, nes jie neturi jokių biologinių savybių būdingų gyvams būtybėms. Nes stabas turi nosį, kuri nieko neužuodžia, turi akis, kurios nemato, turi kojas, kurios nejuda, turite nešioti stabą iš vienos vietos į kitą. Ar tai dievas? Tiesą sakant, kai kurie laiko jį tikrų dievu, nes jie tiesiog nesupranta. Bet mūsų tikrasis dievas turi visas gyvos būtybės asmeninės savybės ir jis tai įrodė per Jėzų Kristų. Kai Jėzus atėjo, jis pademonstravo visas gyvos būtybės savybės. Pagrindinės natūralaus organinės kilmės produkto savybės. Matote tai? Buvo aišku. Bet Jėzus Kristus buvo gyva būtybė. Tiesa? Ir jis pats yra tikrasis dievas. Pats šventasis raštas mums visiems aiškiai skelbia, kad jis yra tikrasis ir vienintelis Dievo sūnus. Dievo sūnus reiškia Dievo žmogaus kūne. Štai kas yra Jėzus. Dievo žmogaus kūne. Jis pademonstravo, mūsų Dievas pademonstravo, kas jis yra. Taigi, tikrasis amžinasis gyvenimas yra gilių organinės ir egzistencinės prigimties. Ar jūs gerai girdite, ką aš jums tikrai pasakiau? Štai tokios dievybės savybės. Egzistencinis lygmuo iš esmės reiškia tai, kad jis viską patyrė itin giliai, tiesiogiai ir asmeniškai per savo paties būtį. Gyvenimą jis puikiai žino, jis pilnai suvokia savo paties patirties. Egzistencinis. Jis turi gebėjimą patirti gyvenimą. Vėlgi, jis tai įrodė per Jėzų Kristų. Jėzus asmeniškai pažino visą šį mūsų pasaulį. Jis pats išgyveno visą žmoniją. Jis tikrai išmėgino mus. Tautų dievai, šio materialaus pasaulio dievai, neturi visiškai jokių panašių patirčių. Jūs liečiate juos, jie negali paliesti jūsų. Okos yra daromos ir dedamos prieš juos. Ir jie net nepajudės, kad paliestų tas aukas. Tad Biblija mums sako, kad tos aukos iš tiesų aukojamos demonams, o ne Dievui. Nes tie stabai nieko nežino, jie neturi jokios gyvenimo patirties. Bet mūsų Dievas turi gyvenimo patirtį. Taigi, tikrasis, autentiškas ir amžinasis sielos gyvenimas yra neatsiejamas, organiškas bei gilus egzistencinis aukščiausiosios dievybės prigimtinis atributas. Ir kol kas šiame pasaulyje yra tik viena vienintelė galingoji dievybė visoje begalinėje visatoje, kuri tai visiškai neginčijamai įrodė. Jis tai įrodė per Jėzų Kristų. Ar matote tai? Pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje, paskaitykime nuo 1 iki 3 eilutės.
žiūrėkite. Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome, ką savo akimis matėme, ką stebėjome ir ką mūsų rankos lietė, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Gyvenimas pasirodė. Aš jums sakiau, aš jums sakiau, aš jums sakiau. O, va. Gyvenimas pasirodė. Ir mes jį matėme, ir liudijame, ir skelbėme jums tą amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Ar žinote, ką Jonas mums čia sako? Jonas mums pasakoja lygiai tą pačią istoriją, kurią papasakojo Evangelijos pagal Joną 1 skyriuje. Ir aš visada noriu, kad žmonės žinotų, Dievo žmonės žinotų, jog Evangelijos pagal Joną 1 skyrius yra nepaprasta Dievo žodžio istorija. Matote, jis pasako jums žodžio istoriją, kurią jis ką tik čia išaiškino. Pažiūrėkite dar kartą. Pažiūrėkite į šią eilutę. Jis gyvenimas pasirodė ir mes jį matėme. Jis sako, mes jį matėme. Tai nuostabu. Ir liudijame, bei skelbėme jums tą amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas tėvą. Atkreipkite dėmesį į laikus. Tasai palaimintas amžinasis gyvenimas, kuris nuo pat pradžių buvo pas tėvą, jis tikrai buvo pas tėvą ir galiausiai apsireiškė mums visiems. Leiskite man vėl grįžti prie istorijos. Pažiūrėkite, įdėkite raštą ten, pažiūrėkite dar kartą. Jis sako, nes gyvenimas pasirodė ir mes jį matėme ir liudijame bei skelbėme jums. Mes skelbėme jums, sako jis, tą amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė. Jis buvo ten. Tada jis pasirodė mums. Taigi, atsiverskite Šventojo Jono Evangelijos 1 skyrių. Pažiūrėkime, ką jis kalba. Pačioje pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Tasai per amžius buvo pas Dievą. Kodėl jis jums sako, kad žodis buvo Dievas? Todėl, kad jis buvo pas Dievą. Ir dabar jis paliks tą vietą, kad taptų paprastu žmogumi. Jis pats buvo Dievas, bet dabar jis tapo žmogumi. Ar dabar matote, jis sako jums, kas yra Jėzus? Pradžioje buvo žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Žiūrėkite į kitą eilutę. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Jis sako, kad nuo pat paties istorijos pradžios jis buvo ten, o tai reiškia, kad jis egzistavo dar prieš pradžią. Ar matote, kad taip? Taigi Jėzus egzistavo dar prieš pradžią. Gerai, pažiūrėkite į kitą eilutę. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Apie ką jis kalba? Apie žodį. Atsiminkite, iki šiol mums dar nebuvo pasakytas jo vardas. Jis sako mums žodis. Jis vadina jį žodžiu, žodžiu, žodžiu. Tad visa buvo sukurta per žodį ir be žodžio nebuvo sukurta nieko, kas yra sukurta. Nuostabu. Pažiūrėkite į 4 eilutę. Oho, 4 eilutė tokia galinga. Jame buvo pati gyvybė ir ši gyvybė buvo žmonių šviesa. Jame buvo gyvybė. Visa ta begalinė dievystės pilnatvė buvo galutinai sutelkta jame. Ir jis sako, jame buvo gyvybė, o gyvybė buvo žmonių šviesa. 5 eilutė. Ir šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neperprato. Netrukus suprasite, ką jis sako. Eikime toliau, pažiūrėkite į kitą eilutę. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Buvo Dievo siųstas žmogus. Žinote, kai žmonės jums sako, kad niekas negali būti Dievo siųstas, Biblija sako, kad buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Ne Jėzus dabar, o Jonas Krikštytojas, žmogus. Jis buvo siųstas Dievo. Ar Dievas pasikeitė? Ne, jis ir šiandien siunčia žmonės. Nežinau, net jei jūs nežinote, ar jis mane siuntė. Aš žinau, kad jis mane siuntė. Taip. Aš žinau, kad jis mane sinka. Tiesa.
Nes visų šitų dalykų aš nedarau savo jėgomis ar pats iš savęs. Ne, net ne tai, ką jums sakau. Tai, kuo dalinuosi su jumis, nėra pagrįsta studijų ir žinių kaupimu. Minime. Va. Jo veikimas? Tai jo veikimas pačiame manyje, kuris leidžia toms žinioms ir informacijai pasiekti jūs, kad jį pažintumėte juose. Gerai, paskaitykime. Buvo Dievo atsiųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas. Noriu, kad dabar sektumėte atidžiai. Gerai, jis pasakojo jums istoriją, jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų apie šviesą, kad visi per jį įtikėtų. Jis nebuvo ta šviesa. Jis sako, kad Jonas nebuvo ta šviesa, bet buvo siųstas paliudyti apie tą šviesą. Tai buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogui ateinant į šį platų pasaulį. Dabar šis šventasis raštas, būtent šis raštas, kai jūs jį pagaliau giliau suprasite ir kai patys jį atidžiai perskaitysite tiesiai iš originalaus senovinio rankraščio graikų kalba, tada aiškiai suprasite, kodėl jis buvo būtent taip išvertas ir kokia didelė bei sudėtinga yra ši konkretaus vertimo problema. Šiame pateiktame vertime yra visiškai nepaisoma viso platesnio dvasinio konteksto, o tai iš esmės keičia pačią pirminę mintį. Ir štai kodėl tai parašyta. Tai nėra tiksliai tai, kas sakoma, čia nepaisoma konteksto, sakoma, tai buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Tarsi ji apšviestų kiekvieną į pasaulį ateinantį žmogų. Žinote, kai žmonės ateina į pasaulį, jie yra apšviečiami. Taigi jis teigia visai ką kitą, čia neatsižvelgiama į bendrą kontekstą. Konteksto nepaisimas aš jums tai perskaitysiu. Dabar vėl grįžkime prie 7 eilutės ir detaliau pabandykime ją suprasti. Čia kalbama apie Joną Krikštytoją ir yra rašoma, tas pats Jonas pasirodė pasaulyje kaip liudytojas, kad paliudytų apie šviesą, kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo ta šviesa, bet buvo atsiųstas tam, kad paliudytų apie tą šviesą. Kodėl? Pažiūrėkite į 9 eilutę. Jis sako, tai buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Likusioji šios frazės dalis turėtų skambėti taip, kuri ateidavo į šį pasaulį. Kaip patys matote, jis jums išsamiai pasako apie Jėzų. Jis sako jums, kad Jonas buvo specialiai atsiųstas tam, kad paliudytų apie tikrąją šviesą, kuri tuo metu ateidavo į šį pasaulį. Gerai, jūs sakote ką? Aš sakau, kodėl? Gerai, o dabar paskaitykime iš RSV versijos. Nes jie ją peržiūrėjo ir suprato. Žiūrėkite, tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateidavo į pasaulį. Ar matėte? Gerai, bent jau kažkas sutinka su pastorium Krisu. Dabar jums ramiau. Tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Taigi, dabar paskaitykime iš RSV nuo 7 eilutės. Nuo 7 eilutės. Jis atėjo liudyti. Jonas atėjo liudyti, kad paliudytų apie šviesą, kad visi per jį įtikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet atėjo paliudyti apie šviesą. Tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateidavo į pasaulį. Nes matote, jis pasakoja jums istoriją apie žodį ir žodis buvo pas Dievą, bet žodis ateidavo. Ir kadangi jis ateidavo, pranašiškas balsas buvo duotas Jonui, kad jis leistų absoliučiai kiekvienam žmogui apie jį išsamiau sužinoti. Jis asmeniškai paliudytų apie šią tikrąją šviesą, kuri dabar ateina į pasaulį. Atsiminkite, jis buvo tas, kuris atskleidė žmonėms, kas yra Jėzus. Ar pamenate jo krikštą? Gerai, tęskime. Taigi grįžkime prie tos 9 eilutės.
tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateidavo į pasaulį. Grįžkime prie karaliaus Jokūbo versijos. Tai buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Dabar supratote, tiesa? Tad kitą kartą tai skaitydami pasižymėkite. Gerai, jis ateina į pasaulį. 10 eilutė. O, man tai patinka. Jis buvo pasaulyje. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsirado, bet pasaulis jo nepažino. Jis buvo pasaulyje. Pasaulis per jį atsirado. Kas? Dievo žodis. Jis jums sakė, kad visa, kas atsirado, atsirado per žodį. Žodis buvo pasaulyje, kurį jis sukūrė, bet niekas jo nepažino. Jie jo nepažino. Jis buvo pasaulyje. Pasaulis per jį atsirado. Pasaulis jo nepažino. Jie tarsi nešioti savo Bibliją. Jūsų Biblija kalba apie jūs ir apie Dievą, pasakoja apie jūsų ateitį, praeitį, apie viską. Viskas yra toje knygelėje, pasidedate ją po pagalbą ir miegate. Bet nežinote, kas yra viduje. Tačiau viskas apie jūsų gyvenimą yra toje knygoje. Įsivaizduokite, jei pradėtumėte skaityti tą knygą, kad suprastumėte, ką jis sako apie jūs. Pagalvokite, kokį kokybišką gyvenimą gyventumėte. Sužinosite tai šį vakarą. Tiesiog atsipalaiduokite. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsirado. Pasaulis jo nepažino. Kas tada nutiko? Jis atėjo pas savuosius. Pirmasis ir antrasis dalykai nėra tas bas. Jis buvo pasaulyje. Čia kalbama apie Kristų iki jo įsikūninimą. Kaip Dievo žodis šiame paslaptingame pasaulyje, apie kurį daugelis paprastų žmonių visiškai nieko nežinojo. Jei skaitysite pradžios knygą, pamatysite, kaip žmonės nuklydo nuo Dievo ir pasinėrė į stabmeldystę. Ir pamiršo jį ilgiems metams ir metams. Bet jis buvo pasaulyje. Pasaulis per jį atsirado. Pasaulis jo nepažino. Tad jis atėjo pas savuosius ir atitinkamas graikiškas bei tikslus tos dalies vertimas. Iš tiesų tai palieka neapibrėžtą formą, o tai reiškia, kad galėtume drąsiai peikti, jog jis atėjo pas savo tautą. Jis atėjo į savo gimtąją žemę. Jis atėjo pas visus savuosius artimuosius, o savieji jo nepriėmė. Jo nepriėmė? Gerai, paskaitykime. Paskaitykime iš RSV, o tada pažvelgsime į CJB. Jis atėjo į savo namus. Ar matote tai? Jis atėjo į savo namus ir savieji jo nepriėmė. Jie jo nepriėmė. Pažiūrėkite į CJB. Jis atėjo į savo tėvynę, tačiau savieji jo nepriėmė. Gerai, grįžkime prie karaliaus Jokūbo versijos. Jis atėjo pas savuosius ir savieji jo nepriėmė. Dabar atidžiai pažiūrėkite į šią 12 eilutę. Jie yra išties tokia galinga. Visiems tiems žmonėms, kurie jį nuoširdžiai priėmė, jis suteikė ypatingą galią tapti tikrais Dievo vaikais visiems tiems, kurie tvirtai tiki jo šventąjį vardą. Pažiūrėkite taip, pažiūrėkite. Jiems jis davė galią. Jis davė jiems galimybę tapti Dievo vaikais. Jis davė jiems teisę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Ir kas nutiko? Pažiūrėkite į 13 eilutę, kur jie gimė ne iš kraujo. Tai jūs gimstate iš naujo. Tai nėra tas pats fizinis gimimas, kuris kyla iš jūsų motinos. Ne iš kokių nors kūno troškimų. Dabar tiesiog pabandykite prisiminti, kartais galite turėti tėvus, kurie jums dažnai nuolatos sako,
Mes norėjome sustoti ties antruoju. Kažkaip netikėtai atsiradai tu ir dabar tu esi trečias. Mes tavęs neplanavome. Galite jaustis blogai. Blogai. Ir nešiotis tą skausmą metus. Galvodami, aš nebuvau savo tėvų pasirinkimas. Jie manęs neplanavo. Nieko keisto, kad mano gyvenimas toks. Nesijaudinkite, nes dabar, kai esate Kristuje, jis sako, pažiūrėkite į tai, kurie gimė ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo. Kitą kartą, kai velnias jums sakys, žinai, tu esi klaida, sakykite, ne, Dievas neklysta. Sakykite, ačiū Dievui, aš tiesiog ne klaida. Aleliuja, dabar jūs esate čia. Šlovė Dievui, kurie gimė ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet būtent iš Dievo. Ei, pažiūrėkite į kitą eilutę. Niekada jos nepamirškite. Niekada. Ir žodis dabar naudokite NKJ versiją, kad parodytumėte tai jiems. Ar matote tai? Ir žodis, tas žodis, apie kurį kalbėjome, kuris buvo pas Dievą. Prisimemate, jis sakė, kad buvo pas Dievą, tas amžinasis gyvenimas, kuris buvo pas Tėvą, mums apsireiškė. Matote, žodis tapo kūnu. Štai iš kur atėjo Jėzus. Ir tas žodis tapo kūma. Kaip Marija pastojo. Angelas ištarė jai žodį, ji patikėjo. Šventieji žodžiai, kuriuos angelas jai ištarė, tapo šia atnešta žinia ir virto Jėzumi. Dievo žodis, kuris buvo duotas Marijai ir kuriuo ji patikėjo, tapo kūdikio. Štai, kaip Dievo žodis gali suteikti jums naują širdį. Štai, kaip Dievo žodis gali suteikti jums naują akį. Jūs priimate tą žodį. Jis įeis į jūs ir sukurs tai, apie ką kalba. Sukurs jums tai, ko jums reikia jūsų gyvenimą. Perskaitykime dar kartą. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, ir mes regėjome jo šlovę, šlovę kaip viengimio nuo tėvo, pilno malonės ir tiesos. Tai nuostabu. Matote, Teisumas yra amžinojo gyvenimo pasireiškimas. Matote? Teisumas. Ir aš jums tai paaiškinsiu. Teisumas yra amžinojo gyvenimo pasireiškimas. Nes dabar jūs turite Dievo prigimtį. Dabar jūs turite Dievo gyvenimą. Pažiūrėkite, 2 Petro laiškas, 1 skyrius, 3 ir 4 eilutės. Stebėkite dabar, kadangi jo dieviška galybė mums davė, nepažadėjo, o davė, nesakė, kad duos. Matote, jei būtų sakęs duos, tada kalbėtume apie ateitį, bet sakoma davė, taigi jis tai padarė, davė mums visą, kas reikalinga gyvenimui ir maldingumui. Viską, ko mums reikia geram gyvenimui. Matote, jei jo nepažįstate, kaip aš dabar dalinuosi su jumis Dievo žodžiu, jūs negalite vaikščioti toje laisvėje, tame palaiminime, tame šlovingame gyvenime. Jis sako, dabar aš jums tai apibūdinsiu, klausykite. Per pažinimą to, kuris mus pašaukė, jis sako šloviai ir dorybė. Tiesą sakant, jis sako šloviai ir dorybei. Žodis išvertas kaip per yra į šlovę ir dorybę. Tai parašyta karaliaus Jokūbo ir kai kuriuose kitose Biblijose. Pažiūrėkite, senoji versija. Per pažinimą to, kuris mus pašaukė šloviai ir dorybei. Matote, kai studijuoju Bibliją, aš ne tik seku tuo, kas... Aš einu prie paties originalo. Kur vertėjai tai išleidė? Nes aš labai noriu suprasti, kodėl jie pasirinko būtent tokį vertimą, kad visi žinotume kartu, argi aš neteisus. Nes jie turi tuos skirtingus vertimus, klausėte, kuris iš jų teisingas. Taigi, kadangi visi jie verčia iš tos pačios graikų kalbos, aš einu ten, viskas gerai.
Pažiūrėkime, nes aš suprantu vertėjus. Vertėjai, kurie neturi šventosios dvasios, verčia tik todėl, kad baigė mokslus. Matote skirtumą? Taip. Tačiau vertėjas, turintis šventąją dvasią, yra kitoks. Taigi, kai kurie Biblijos vertimai buvo atlikti dėl finansinių priežasčių, kai kuriems žmonėms tai geras verslas. Taigi, negalite jų kaltinti dėl to, ką jie padarė. Todėl svarbu klausytis to, kas žino tiesą, kad jis jums tą tiesą ir pateiktų. Per pažinimą to, kuris mus pašaukia mus šloviai ir dorybei. Kad paaiškintume, jis pašaukia mus šloviai. Jis pašaukia mus tobulumai. Tai nepaprasta. Oho, šlovė Dievui. Kokia tikrai nuostabi, nepaprastai nuostabi mūsų Dievo žmogaus žinia. Kokia dėlinga, gyvenimą iš esmės keičianti žinia, kurią mes ką tik išgirdome iš mūsų brangaus ir mylimo Dievo žmogaus, gerbiamojo daktaro Kris Ojakilome. Žinote, dėkojame Dievui už žodį, kuris mus pasiekė su tokiu aiškumu, tokia išmintimi, gale ir malonė. Aleliuja. Ir tikiu, kad širdis buvo sujaudintos, tikėjimas sustiprintas, o gyvenimai nukreipti į didesnę šlovę ir pergalę. Aleliuja. Jūs įžengiate į aukštesnį gyvenimą. Aleliuja. Ir jūsų gyvenimo trajektorija bus tik aukštyn ir tik pirmyn. Šlovė Dievui. Ir esu tikra, kad šiandienos žinia jūs nepaprastai palaimino. Ir net tarp mūsų, žinote, aš žinau, kad yra tokių, kurie dar nepradėjo savo kelionės Kristuje. Aleliuja. Žinote, tai gražus gyvenimas. Dievas mums suteikė šlovingą gyvenimą Kristuje. Aleliuja. Tai vadinama gausiu gyvenimu. Tai aukštesnis gyvenimas. Mes vadovaujamės aukštesnėmis taisyklėmis. Aleliuja. Ir esame nepaprastai palaiminti. Ir žinau, kad žodžiai, kuriuos šiandien išgirdote, pasitarnavo jūsų dvasiai. Ir daugelis iš jūsų esate pasirengę pasakyti viešpačiui taip. Pradėjote teisingo keliu, atidavėte savo gyvenimą Kristui, o tada nuklydote nuo teisingo kelio. Šlovė Dievui, bet Dievas jūs myli. Aleliuja. Ir jo rankos plačiai atvertos jūs priimti. Viskas, ko jis nori, tai jūs palaiminti ir padėti jums pasiekti visišką sėkmę gyvenime. Šlovė Dievui. Taigi šiuo metu norėčiau, turiu garbę ir privilegiją pakviesti gerbiamą pastorių Omalolų, kuris jums padės vėl susiorientuoti. Jei dabar pradedate savo krikščionišką kelionę ir dabar sakote, taip viešpačiui, jis jūs padės, jei jūs nuklydote nuo teisingo kelio, šlovė Dievui, ir jūs norite vėl paskirti savo gyvenimą Kristui, jis padės jums tai padaryti taip pat. Aleliuja. O po to jis suteiks jums galimybę pasėti savo tikėjimo seklas. Šlovė Dievui. Tad dabar maloniai kviečiame gerbiamąjį pastorių Omalolų pasakyti žodžių. Sveiki atvykęs, Ele. Tai išties nuostabus ir šlovingas laikas šio ryto metu arba šią popietę, priklausomai nuo to, kurioje pasaulio dalyje dabar esate. Ir be to taip pat pagal Dievo žodį, kurį ką tik girdėjome, aš norėčiau pasinaudoti progą ir palydėti jūs išganymo maldoje. Ir norėčiau, kad visi, kurie nori priimti Kristų kaip savo viešpatį ir gelbėtoją, pakeltų savo ranką, iškeltų ranką aukštai viršų ir tartų šiuos šventus maldos žodžius kartu paskui mane. Sakykite, o viešpatie Dieve, aš tikiu visą savo širdimi Jėzumi Kristumi, pačiu gyvojo Dievo sūnumi. Tikiu, kad jis tikrai mirė už mane ant kryžiaus ir Dievas prikėlė jį iš numirusių.
tikiu, kad jis šiandien gyvas. Išpažįstu savo lūpomis, kad Jėzus Kristus yra mano gyvenimo viešpats nuo pat šios šlovingos dienos. Per jį ir jo šventuoju vardu dabar turiu dovanotą amžinąjį gyvenimą. Aš esu dvasioje gimęs iš naujo. Ačiū tau viešpatie, kad išgelbėjai mano sielą. Dabar esu Dievo vaikas. Aleliuja. Nuoširdžiai sveikinu visus, kurie kartu su manimi sukalbėjo šią išgalinimo maldą. Taip pat norėčiau pasinaudoti šią ypatingą progą ir dar kartą pasimelsti kartu su jumis visais. Kad sakydami šią maldą būtumėte perkeisti, būtumėte perkelti iš tamsos į Dievo mylimojo sūnaus karalystę. Ir aš labai norėčiau jūs visus nuoširdžiai paraginti, likti kartu su mumis šioje platformoje, kol mes jums duosime tolesnius nurodymus dėl šių knygų, nes mes turime jums paruošę visiškai nemokamą dovaną, nes būtent šiandien atidavėte savo širdį Kristui. Knyga pavadinimu Dabar, kai gimėte iš naujo. Šį visiškai nemokamą egzempliorių galėsite gauti tiesiogiai susisietę su mumis. Gausite nemokamą vertingos knygos Dabar, kai gimėte iš naujo kopiją. Su ja sėkmingai pradėsite savo naująją kaip Dievo vaiko kelionę, savo kaip tikro krikščionio dvasinę kelionę. Ir tai bus pati nuostabiausia pradžia. Nuostabių dalykų jūsų gyvenime. Nuo šios akimirkos matysite pokyčius savo gyvenime, matysite pokyčius visose be išimties savo kasdienio asmeninio gyvenimo srityse. Dar kartą sveikinu. Dabar aš pasimelsiu kartu su jumis. Brangus dangiškasis tėve, dėkoju tau už šios brolius, kurie ką tik įžengė į karalystę. Savo šventajame žodyje tu aiškiai sakei viešpate, sakei, kad dėl kiekvieno vienintelio žmogaus, kuris nuoširdžiai ateina į tavo karalystę, danguje kyla didžiulis ir neapsakomas džiaugsmas. Dėkoju tau iš visos širdies už juos visus ir tvirtai žinau, kad jiems patiems pasirinkus šį kelią, visiškai atidavus savo brangę širdis nuolankiai tarnystei tau. Garbės karaliau, nuoširdžiai dėkoju tau, nes tikrai žinau, kad jų asmeniniai gyvenimai niekada daugiau nebebus tokie patys, kokie buvo anksčiau. Jie nuolatos augs dvasioje, kasdien uoliai studijuodami šventąjį Dievo žodį, giliai medituodami Dievo žodį, jų gyvenimai bus visiškai ir galutinai perkeisti tavo malonės. Ir nuoširdžiai priimdami Dievo žodį, gaudami jį per rapsodiją, per savo Bibliją, studijuodami šį žodį, Dievo žodis iš esmės pakeis jų gyvenimus amžiams. Brangusis viešpate Dieve, dėkoju tau už juos, už jų šeimas ir visus jų kasdienius darbus. Viskas, kas su jais susiję, pasikeitė ir jie buvo perkelti iš tamsos karalystės į Dievo mylimojo sūnaus karalystę. Brangus viešpatie Dieve, mūsų dangiškasis tėve, nuoširdžiai dėkoju tau už visus šios žmonės ir aukštinu bei šlovinu tave už jų nuostabius gyvenimus ir sakau jiems pradedančią naują ir labai svarbią gyvenimo kelionę. Viskas, ko jiems reikia, viskas, ko reikia, kad jie galėtų gyventi tą gerą gyvenimą, kurį jiems suteikiai, viskas, ko jiems reikia, tampa jiems prieinama viešpaties Jėzaus vardu. Dėkoju tau viešpatie Dieve už juos ir dėkoju, nes jie yra palaiminti, jų šeimos palaimintos galingų viešpaties Jėzaus vardu. Ačiū dangiškasis Tėve, meldžiamės galingų Jėzaus vardu. Amen. Šlovinkime viešpatę. Labai ačiū gerbiamas pastoriau Omololu. Šlovė Dievui. Žinote, aš tiesiog labai noriu pasveikinti visus jūs, kurie ką tik atidavėte savo brangų gyvenimą Jėzui Kristui. Šlovė Dievui per amžius. Ar žinojote, kad mes taip pat turime savo oficialų Facebook puslapį? Jis vadinasi Christ Embassy Gurnai. Ir ten rasite gausybę naudingos informacijos. Mes ką tik oficialiai įsteigėme bažnyčią būtent šioje vietovėje. Todėl norėtume išgirsti jūsų liudijimą. Prašome susisiekti su mumis, tie iš jūsų, kurie priėmėte sprendimą tarnauti viešpačiui. Mes norime padėti jums sustiprinti jūsų tikėjimą, norime suteikti jums daugiau informacijos.
Šlovė Dievui, kad galėtumėte pradėti savo krikščionišką kelionę teisingų kelių. Aleliuja. Ir gyventi pergalės bei viešpatavimo gyvenimą, kuriam Dievas jūs pašaukia. Ir ta nemokama knyga jums prieinama. Aleliuja. Ji vadinasi Dabar, kai gimėte iš naujo. Mums tiesiog reikia, kad susisiektumėte su mumis. Mes turime oficialų WhatsApp numerį bei WhatsApp grupę. Jei apsilankysite mūsų internetinėme puslapyje, ten rasite visą reikiamą informaciją. Mes taip pat viešai paskelbėme savo kontaktinius numerius, kad galėtumėte tiesiogiai su mumis susisiekti. Taigi susisiekite su mumis. Jūsų liudijimas yra labai svarbus. Aleliuja. Jūsų liudijimas. Mes norime išgirsti iš jūsų, ką Dievas jums padarė, kaip jūs palaimino ši programa. Taigi, prašome pasidalinti savo mintimis su mumis ir savo liudijimu. Šlovė Dievui. Ir ta knyga bus jūsų. Ji nemokama. Šiandien turime jums daug gėrybių. Aleliuja. Dabar, kai gimėte iš naujo, tai bus nepaprastai dideli palaimai jums. Aleliuja. Šiuo metu mes turėjome tikrai šlovingą ir praturtinantį laiką kartu šiandien Dievo akivaizdoje. Ir dėkojame Viešpačiui už šventąjį žodį, kurį gavome, už bendrystę, kurią kartu džiaugiamės. Aleliuja. Ir už dieviškąjį malonės suteikimą, kuris buvo suteiktas kiekvienam iš mūsų. Aleliuja. Nepriklausomai nuo to, kokiame dvasinio gyvenimo lygyje esate, jūsų dvasinėje kelionėje esu tikra, kad visi buvo palaiminti, visi buvo įkvėpti. Šlovė Dievui ir mums tai tik aukštyn ir pirmyn. Aleliuja. Dievas jūs myli, mes jūs mylime ir esame labai dėkingi, kad šiandien esate su mumis. Ir ruošdamisi užbaigti šiandienos aukštesnio gyvenimo konferenciją, dabar pereisime prie skelbimų dalies, kur bus pateikti tolesni svarbus atnaujinimai, numeriai, aleliuja, kad galėtumėte su mumis susisiekti. Raginu visus palaikyti ryšį ir atkreipti dėmesį į informaciją, kuri bus perduota, nes laukia daug nuostabių galimybių tolesniai bendrystei, augimui, tarnystei ir dvasiniam tobulėjimui. Aleliuja. Žinote, mes esame čia dėl jūsų. Žinote, kai Dievas duoda gyvybę vaikams, jis apgyvendina juos šeimoje, o mes esame jūsų šeima ir tiesiog norime būti jums palaiminimu. Amen. Taigi, šiuo metu man didelė garbė ir privilegija pakviesti gerbiamą pastorę Barbarą, kuri paskelbs pranešimus ir suteiks jums daugiau informacijos. Tad maloniai pasveikinkite gerbiamą pastorę Barbarą. Jūs nukelta. Jūs nutildėte, pastorė Barbara, jūs nutildėte. Gerai. Labas rytas, laba diena, sveiki visi šioje platformoje. Iki šiol puikiai ledame laiką ir aš tikrai noriu Jums padėkoti, kad skyrėte laiko prisijungti prie mūsų šioje platformoje. Mes labai džiaugiamės, kad galėjote būti su mumis ir nuoširdžiai vertiname Jūsų buvimą. Tikimės, kad puikiai praleidote laiką, Jūs palietė tai, ką išgirdote ir esate pasirengę žengti tolesnių žingsnių šią kryptimį. Taigi, mes kalbėjome apie nemokamas dovanas, turime Jums keletą nemokamų dovanų, ypač tiems, kurie ką tik atidavė savo širdį Kristui. Mes turime mūsų rapsodiją, mūsų kasdienį skaitinį, norime Jūs nuolat su juo supažindinti, jis išeina kasdien, žodis Jums šviežias kiekvieną dieną, todėl norime, kad jis Jūs pasiektų, kad galėtumėte augti Viešpaties dalykuose. Taip pat kita nemokama dovana yra dabar, kai gimėte iš naujo, tiems, kurie atidavė savo širdį Kristui, kad tai stiprintų Jūsų tikėjimą, šlovinkite Viešpatį.
Taip pat norime jums pasakyti ir pranešti, kad jei sergate, žinokite, Dievas jūs myli ir nori, kad pasveiktumėte. Mūsų Viešpats trokšta, kad būtumėte visapusiškai sveiki, jis nuoširdžiai nori, kad būtumėte dvasiškai stiprus, tad jei šiuo metu turite kokių nors sveikatos sunkumų, santykių problemų ar bet kokių kitų iššūkių, kurie vyksta jūsų kasdieninėme gyvenime, mes labai norime už jūs visus pasimelsti. Todėl nuoširdžiai prašome jūsų, jei tik norite bendros maldos, galite drąsiai palikti savo asmeninius maldos prašymus mūsų oficialiame Facebook puslapyje ir žinoma YouTube kanale. Ir jie nuoširdžiai melsis už kiekvieną iš jūsų. Mes taip pat raginame jūs, jei turite liudijimą, jei Dievas jums ką nors pasakė ar pasijutote kitaip dalyvaudami, būtinai pasidalinkite tuo su mumis ir atsiųskite savo liudijimą. Mums būtų labai malonu išgirsti ir palaikyti nuolatinį ryšį. Šlovinkite mūsų Viešpatį kartu su mumis. Taip pat ten rasite mūsų WhatsApp numerį, pamatysite ir mūsų oficialų WhatsApp puslapį. Gerai, tad nuoširdžiai dėkojame už jūsų skirtą laiką ir mes tiesiog tęsame šią programą toliau. Mes esame jums labai dėkingi ir tariame didelį ačiū. Šlovinkite Viešpatę. Labai ačiū Jums, gerbiama pastorė Barbara. Šlovė Dievui. Dabar, kai jau pradedame baigti šią transliaciją, tiesiog noriu palikti Jums mūsų WhatsApp numerį. Tai yra 1 8 7 6 9 9 7 7 1 9 6. Aleliuja. Kviečiame jūs drąsiai siųsti savo asmeninius liudijimus, taip pat galite siųsti visus savo nuoširdžius maldos prašymus. Mes su dideliu džiaugsmu pasidalinsime su jumis vertingomis knygomis, visiškai nemokamais Rhapsody of Realities egzemplioriais bei kitomis dvasinėmis knygomis, kurias turime paruošę. Mes labai norime būti jums tikrų palaiminimų. Ir mes tikrai žinome, kad ši pateikta medžiaga bus tikras palaiminimas. Ji yra visiškai nemokama, bet ta didžiulė informacijos gausa, kurią dabar gausite, bus didelis palaiminimas visam jūsų gyvenimui. Dar kartą primename, kad mūsų kontaktinė informacija yra 1 8 7 6 9 9 7 7 1 9 6. Šlovė Viešpačiui mūsų Dievui. Tad parašykite mums, praneškite, kaip mes paveikėme jūsų gyvenimą. Pasidalinkite savo liudijimu, pasidalinkite savo maldos prašymu. Esame čia, kad melstumėmės už jūs ir būtume palaiminimo. Dar kartą noriu padėkoti visiems dalyvavusiems, visiems mūsų tarnautojams, šlovė Dievui, kurie dalyjosi ir dalyvavo visoje programoje, mūsų techniniai komandai. Mes norime nuoširdžiai padėkoti Dievui už jūs visus. Norime padėkoti Dievo žmogui, kaip visada, už suteiktą garbę ir privilegiją tarnauti šioje tarnystėje, bet kokiu įmanomu būdu. Ir už tai, kad jis mums visiems yra didelis palaiminimas. Aleliuja. Jis yra tas, kuris mus įgalino, stipriai pakeitė mūsų gyvenimus ir suteikia mūsų gyvenimams tikrą prasmę, kad galėtume paveikti kitų žmonių gyvenimus. Ir jūs visi taip pat esate palaiminti. Aleliuja. Dievas pašaukia jūs būti palaiminimu. Aleliuja. Jūs esate palaiminti ir jūs pašaukia jūs būti palaiminimu. Tad ir jūs prisijunkite prie mūsų ir būkite palaiminimu kitiems. Tai mūsų pašaukimas. Aleliuja. Dar kartą dėkoju techniniai komandai ir visiems prisidėjusiems, visiems pastoriams ir tarnautojams. Aleliuja. Ir ačiū, kad skyrėte šį laiką būti su mumis. Jūs esate mūsų garbingas svečias. Aleliuja. Mes jūs mylime ir vertiname. Šlovė Dievui. Norime tęsti bendrystę per mūsų programas bei Biblijos studijas, kurias padės jums augti ir stiprinti tikėjimą, kad būtumėte stiprus. Daugelis tikinčiųjų nežino, kas jie yra Kristuje, todėl gyvena nugalėti, bet jūs tikrai nebūsite vienas iš jų. Jūs pažinsite savo paveldą Kristuje ir apreikšite Dievo šlovę savo gyvenime. Tai mano išpažintis ir deklaracija jums. Aleliuja. Nuo šiol, nuo šiandien, tik aukštyn ir tik pirmyn. Tad dar kartą ačiū, kad šiandien prisijungėte prie mūsų. Šlovė Dievui. Susisiekite su mumis, norime jūs išgirsti. Te laimina jūs Dievas, nuostabaus vakaro ir mėgautitės likusią dieną.